Užmatėme tokią apleistą degalinę, visą aplaupytą, išdraskytą, visos reklamos. Šalia toks gražus pastatas. Tai va, degalinė apleista. Nes čia žada kažką statyti miesto centre. Kas čia per patalpėlės? Šiaip kažkas. Kameras, man atrodo, seniai neveikia. Pasirodo, kažkokia jau apgriuvus kamerytė. Čia kiek įsiaiškinau, turėtų daugiabutis stovėti, todėl čia ir uždarė tą degalinę. Tai va, įveisime į plovyklą. Bet tie šeriukai tokie, kaip kokie guminiai, šepečiai tie. O, dar ir sukas pasirodo. Gal dar ir veiktų. Čia kažkas pasidarė iš plovyklos kambarį. Matas, o čia kaip gražiai atrodo. Iš tos pusės. Ai, tai čia įėjimas, va čia. Va, pasidarė staliuką kažkas. Atsinešė baldų. Nu, prašau, va, sau sėdi. Ir stebi į gatvę vaizdą. Kaip namuose gaunasi. Čia tapetus kažkas išsipurškia, kad gražiau būtų. Nu va. Ko gero, čia viskas veikiantis buvo, tik tai aišku dabar kažkokie gyventojai aplaupė. Biški. Kaip gražiai atrodo. Iš čia. Čia gal mygtukas kažkoks kas čia. Ne. Ne mygtukas. Tai va tiek trumpai norėjau parodyti tokią šiūrio plovyklą apleistą, išlaužtą, nu tai užėjom pasidairyti. Kas čia kaip. Pati degalinė irgi jau išlaupyta visa. Tai tiek trumpai.